VelaShape aparato aplikatoriumi švelniai liečiama gydoma vieta. Paspaudus mygtuką įsijungia vakuumas ir pajuntamas masažo poveikis. Tuo pačiu metu naudojamos infraraudonųjų spindulių ir radio dažnio energijos. Paskui seka siurbiamasis darbas kartu judant voleliams, kurie stipriai veikia gydomus audinius, esančius arčiau į tikslą nukreipto šilumos šaltinio. Taip pat yra valomos toje vietoje esančios kraujagyslės ir gerinama kraujo cirkuliacija ir limfos drenažas. Infraraudonieji spinduliai ir radio dažnio energija šildo odą ir epidermę. Todėl gerėja deguonies ir maistinių medžiagų išsiskirimas iš kraujo į šalia esančias ląsteles. Epidermija, šilumos ir papildomo deguonies derinys greitina metabolizmą riebalinėse ląstelėse, todėl jos skaidantis riebalams traukiasi. Mechaninis masažas gerina šių suskilusių produktų tekėjimą kartu su sukauptais skysčiais į limfos sistemą. Odoje kolageninės skaidulos bei atskiros pertvaros traukiasi, todėl susitraukia odos poros ir stangrėja oda. Šiluma skatina kolageno gamybą ir suaktyvina fibroblastus, kurie sintetina naujas kolageninės skaidulas. Galutinis visų šių pokyčių rezultatas yra gydomos vietos apimties sumažinimas, sumažėjęs celiulitas ir galiausiai gražesnės kūno formos. Procedūros atliekamos R-Aesthetic lazerinės dermatologijos klinikoje, kurioje naudojamas 2013 metų naujausias VelaShape 2 modelis.